Sveiki visi ir aš dabar Švedijoje, ką tik išlipau iš kelto ir važiuosim į Norvegiją namo iš Lietuvos. Na kaip, iš Lietuvos į Latviją, iš Ventspilio su keltu į Švediją, neprisimenu koks tai miestas, ir dabar iš čia į Norvegiją namo. Ai, dar Ugnius šalia sėdi. Pasakyk labas. Labas. Važiuojam. Ir dar mes važiuosim naktį. Tai bus nuotykių. Mes važiuojam naktį. Na, visą naktį važiuosim. Kaip dieną. Dieną plaukiam, naktį dabar važiuosim. Fainai. Kaip Ugnius sako. Fainai. Eilutė iš po kelto. Mes dabar varom į Max užkandinę. Na, kaip greito maisto užkandinę, kavinę, kaip čia, kaip McDonald's, pavyzdžiui. Hesburgeris Lietuvoje, kaip būna Latvijoje irgi. Tai yra Max irgi. Tai, na, Max'as, pavyzdžiui, būna Danijoje, Lenkijoje, liktai yra Švedijoje, Norvegijoje. Neprisimenu daugiau, bet žinau, kad tuose būna. Na, tai jau užsuksim pavalgyti. O tu mes ir McDonald's yra? Na, matau dabar Max'ą. Ar rodys, kai nuvėsim? Max. Jau kaip ir atvykom. Taki. Vad är det? Tak. Och jag patsk. Atvykom Max. Kažkaip ir truputėlį šalta. Nereikia norėti. Trakas, o čia minusas tai. Na gerai, važiuojam vidų. Kali. Gerai. Jo, čia. Gerai, čia valgom. Kas? Maksas. Čia toks jau visą laiką būdavo. Ne, čia nešamas. Kad ne vis ne Maksai čia beveik nenori. Kad ne iš Švedijos nenori. Jo. Chicken nuggets 9 su bulvytėm free. Ir Coca-Cola. Kaip yra gerai, kai yra tokie pavyzdžiai. Jeigu tu, pavyzdžiui, esi pasidaręs išsinešimai, tu turi kur atsiremti. Skaniai, žinok, labai. Čia mano.
Cola Zero. Čia Vaida. Čia mamos ir Ugnės. Padarėme interviu iš Ugniaus. Ugniau, kodėl tau taip patinka ledukai iš kolos arba Fanta Exotic? Traškus. Painiai. Kaip jis sako, painiai. Į mašiną. Atrakink duris, mam. Rakintas, jį. O aš rakinsiu buvau. Rakintas. Tai kuri man nesidarė duris? Užšalo, turbūt. Jeigu kada nors pamatysit mašiną, šaraną tokį, kaip gelsvų tokį, ten čia kalbam tokiam balsvai žalia, tada tik dar pasakykit, palaukit prie mašinos, aš gal pareisiu Švedijai arba Norvegijai. Nu, nusirengiai? Toliau keliame. Kaunas mus pasidėjo banana. Kodėl dabar tą dieną prisiminiau? Aš net auto nevairuoju. Kaip, seniau važiuodavau saulės. Dabar nėra. Nežinau kodėl. Ką aš čia darau? Toliau į kelionę. Tai ką dabar galiu pasakyti, kad kaip ir Labama, kaip norėčiau trumpam valyti mėgoti, nežinau, gal kokią antrą naktį susitikti. O gal jau truputėlį anksčiau, gal kokią 12. Nežinau, žiūrėsime. Dabar po 12:02. Aš važiuoju. Čia. Jo. Čia aš savo ekraną kartą. Kitaip jūs man dabar nematytumėt. Aš dabar pakiniau, dabar jėguoju. Dar varo mėgoti. Šitaip mano kelionė bėga. Nebent gal kitą kartą, kai varysiu vėl į Lietuvą, gal tada varysiu su keltu vėl, bet tada gal dieną važiuosiu, nes tada būtų įdomiau filmuoti, nes tada nemiegočiau sėdėti. O dabar miegu tenai. Todėl nesakau jau iki, bet taip aš važiuoju iš Švedijos į Norvegiją namus. Va. Tada, kai išmiegosiu, dar susitiksim. Dabar dar, kai aš sakiau po 12 čia Lietuvos laiko. Po švediškų Norvegijų laiko.
šviesą į miegą. O 2:16 laukia -21. Laukia šalta. O mes čia apsiklojęs tas noras susidėti kamuoliuką. O kaldra pasikišęs čia, nes čia ugnis bando tą patį. Kur ugnis rimta. Malytis, matė. Aš dabar su striukiam apsiklojau. Striukiam mažiausias karaliuką namuoju ant savęs. Ir tokį kamuoliuką susidėtas. Mašina šilčiausia kaip gali būti. Daugiau šilčiau čia nebepadarysi. O man šalta. Ką daryt? Aš kaip striukė, būstinį savo. Čia šilta, čia kailis. Mano striukės. Gal nesimato. Kailis čia šiaip. Nu gerai. Nu jo. Gal gal nusimsiu šitą kapišoną. Nu ir dar kepurę. Nes jau čia rimtai karšta. Oi, išlindau netyčia. Gerai bus. Tikras. Nu tai ką tik mes įvažiavom į Norvegiją. O tas yra tuoj po 2:27. Fainai. Cool. Bet tiesiog nieko veikti. Tas telefonas tiesiog jaučiu pažais. O miegot nesinori. Gerai. Dabar pasimainė taip tiesiog. Save, man mama davė savo. Aš savo ugnį. Tai ugnis savo dviem apsirengė apsimola. Aš su mamos ir dar kareiviuku. O mama pasiėmė šukro serialą. Pavalgom. Ai. Neatidariau. O, niam. Morkytė. Pamiršti agurkas su morkomis mažytės. Čia
smagu ant viršaus. Šiaip tai dabar dar turėtume dabar kažkur grįžti po 4:20 gal panašiai arba kažkur pusė 5. Kažkur tokį laiką turėtume grįžti namo. O kaip čia bus žiūrėsim. Ir dabar norvegiškų laikų yra be 4:03. Ką, dar 2 valandėlės? Ne, neišeis. Apie 1:30 gal. Nesat šalia, pamatytumėt, kaip čia gražu. Jo. Tai va, tai aš jums ir bandau parodyti, kad jūs matytumėt, kad šį gražu. Kad jums nereikėtų patiem važiuoti. Žiūrėti, wow, kaip tai gražu. Nu kaip, siūlyčiau ir atvažiuoti. Bet. Tiesiog parodau, kad verta. Dar ko aš jums nepasakiau, kad mes buvom degaliniai. Nu, žinai, ten savo reikaliukus atlikti. Bet paprašiau Pepsi Lime. Pepsi Max Lime. Ir nepasigailėjau. Pavyzdžiui, kola, kai jame lime, tu tikėsi tokio skonio, kad tu gausi ir lime skonio, žinai. Bet jo mažiausiai jaučiasi. Dabar pavyzdžiui, kad ir Pepsi kartais Lietuvoje jame, tai, Pepsi lime skonio, tai, tu jame, tu ragauji, atrodo, tikėsi tokio skonio, kaip būtų kaip ir limas ir kola kaip miksas, bet kad būtų, kaip lime skonio labiau. Tu to tikėsi. Ar tas būna? Dažniausiai, kad nelabai. Nesijaučiu. Bet čia aš jau išgėriau nemažai iš tikrųjų. Nemažai. Atsiprašau. Atleiskit man. Kaip saldus laimas ir tokį užnešį kokie Pepsi, žinai. Verta. Kad saldus laimas, tai tikrai bus saldus. Žinai, kai paėmi tokį, kai tu nusipirki atsigerti gazuoto limonado. Tikiuos nesitikė, kad jis yra be cukraus, nors ir Max, žinai, zero sugar. Tikiuos, vis tiek chemikalų bus, ar vis tiek maišyta. Aš nesu prie tų, kurie taip sako, žinai, kurie nemėgsta, visiškai negeria. Aš dažnai geriu iš tikrųjų nemažai, bet nemažai tikrai geriu, nemeluosiu, bet nepasakyčiau, kad ir per tas. Nesu tikrai su tais, kurie tikrai sako, nenori ten daug chemikalų, daug negerti, man ten vėliau bus blogai. Aš su tais nesu, ne, aš mėgstu. Bet irgi kartais taip sakau. Nes pavyzdžiui dabar skanu, bet saldu ir turėjau paaiškinti, kodėl saldu. Tiesiog, tiesiai šviesiai. Taip.
čia švies. Nes dabar jau iš tikrųjų tik minutų, minutę kelių, neprisimenu. Bet buvo šalčiau. Ir be to dabar po 3:24. Na, pažiūrim, kiek liko iki namų. Tai jau kaip ir labanakt. Nors dabar 5. Fainiai. Nu, žodžiu. Tai mes grįžom namo. Nebuvo taip šalta, kaip tikėtasi. Nu, aš gavau dar eglės dovanų iš po kalėdų. Na, tai gavau PlayStation 4 su 5 liktais žaidimas, ar 6, nebeskaičiuoju. Nu, tada Ugnius dar gavo, mano brolis dar gavo tą DJ padą. Nu, ir labanakt. Ai, tai tada visiems ate. Dar gal rytoj parodysiu, kaip tenais veikia ir taip toliau, žinai. Tai, na, like, subscribe. Jeigu nori pakomentuok, ar patiko šitas video, tai viso.